Laidos partneris TTT Kazino. Kviečiu visus pažiūrėti programą Krepšinio pasaulyje. Aš manau, bus įdomu ir naudinga. Iki pasimatymo. Krepšinio pasaulyje. Pirmą kartą Arvydas Sabonis už Kauno Žalgirį žaidė 1981 spalio 24 Maskvoje su Kalevu ir pelnė 14 taškų. Pirmą kartą Kauno sporto halėje Arvydas žaidė 1982 vasario 17 su Kijevo SK ir pelnė 20 taškų. Apskritai per 8 metus su Žalgiriu Sovietų Sąjungos pirmenybėse Arvydas Sabonis sužaidė 212 rungtynių. Tik vieną kartą 81-aisiais rungtynėse su Kalevu jis nepelnė taškų. O jų asmeninis rekordas buvo pasiektas 89 metais Kauno sporto halėje, kai Žalgiris žaidė su Maskvos Dinamo 115-104, o Sabas pelnė 53 taškus. Paskutinį kartą prieš tapdamas legionieriumi Kauno sporto halėje Arvydas Sabonis žaidė 1989 kovo 26 ir savo gimtąją komandai pelnė 39 taškus. Po to dar su Lietuvos rinktine 89 rudenį halės 50-mečio proga čia Arvydas Sabonis džiugino žiūrovus susirinkusius į senutėlę halę. O kai Arvydas Sabonis atšventė savo gyvenimo 50-metį 2014 gruodžio 19-ąją Kauno Žalgirio arenoje buvo iškilmingai pakelti geriausi visų laikų Lietuvos krepšininko marškinėliai, pažymėti 11 numeriu. O BTV televizija tuo metu rodė mūsų sukurtą dokumentinių novelių filmą Atėjo Sabas. Gruodžio 20-ąją jau Palangos sporto arena tapo Sabo pagerbimo ir sveikinimo vieta. Šias nuotraukas jūs matote pirmą kartą. Ir 51-ojo Arvydo Sabonio gimtadienio proga 2015 gruodžio pabaigoje išskirtinis, dar nerodytos mūsų laidos svečių mintis dėl jo dalyvavimo Seulo olimpinėse žaidynėse, Achilo kulną, ką Sabas kalbėjo pasirinkęs Ispanijos Valladolidą ir po pirmojo sezono grįžęs iš NBA Trail Blazers. Visą tai krepšinio pasaulyje po reklaminės pauzės. Laidos partneris TTT Kazino. Laidos partneris TTT Kazino. Krepšinio pasaulyje. Lietuva žaidė su Meksika ir Meksikos centras atliko perdavimą nuo žemės prabėgančiam žaidėjui. Gal prisiminė? Tai iš karto priminė Sabonį. Apie tai turbūt, kaip sako, kalbėti ir kalbėti. Jis turėdavo didelį malonumą atiduoti perdavimą. Čia viskas atsidengia, gauna kamuolį, kur reikia prabėga, išpasuoja, reikia pagazina, žmogus nušoka, pasisuka, apžaidžia. Malonu žiūrėti, yra žaidimas, o nesupranti karvės varimas, stumdymas kažkoks tai. Visą laiką kartoju. Kad aš kol kas tokio nematau, nežinau, ar matysiu. Kaip sakau, gimęs krepšinį. Visi žiūrėjo jį ir svarbiausia, kad visi pergyveno ne tik dėl jo pasirodymo ir kitaip sakant, rezultatų, bet kartu ir dėl jo sveikatos ir dėl jo išlikimo ir buvimo komandoje. Bet kokią kainą, kad jis įsilaikytų, nes viskas rėmėsi pagrindė, kitaip sakant, į Sabonį. Drąsiai galiu pasakyti, kad Arvydas bet kokios rungtynės yra 50% pergalės. Būdamas ir labai jaunas atrodo ir viską, bet visą tai išlaikė, atkovojo, įrodė ir neatsitiktinai 85 metais mes šventėm tą visą Lietuvą pergalę prieš stipriausią Tarybų Sąjungos tuometinę CSKA komandą. Užsispyrimo, tvirtumo, kantrybės, tai ąžuolas Lietuvos. Kokios sunkios traumos jo buvo. Tai sukėm galvas, ieškojom pavyzdžių pasaulyje, kas po 2 Achilo sausgyslių dar sportavo. Tai buvom atradę 2 žmonės, aš dabar labai nebeprisimenu kas. Tai Arvydas tada 3 mūsų biografijai būtų. Jis vis tiek atsistojo ant kojų ir atsistojo ne šiaip savo tik tai, bet į NBA išvažiavo žaisti. Dar ten tiko jisai ir ne šiaip savo buvo eilinis žaidėjas. Kada nutrūko
Saulius Ilė, aš paskambinau jam, sako, tai kaip ten buvo. A, jis sako, kada tai turėjo įvykti. Aš buvau taip, labai taip jau įsižeidęs savotiškai. Kaip taip galima sakyti? Kas tai sakė? Treneris, Gomelskis. Garasto prašymą išpildžiau, kai sužinojau, kad Sabonis Kaune, reiškia, guli su koja, su ta trauma. Ir jau jam ten tie vaistai leidžiami adatom, reiškia, kurias aš pagyvenau, reiškia, gyvuliams veterinarai, reiškia, tik tai su tokiom adatom gali leisti. Ir jisai prisibijodavo, tiesiog jam skausmas būdavo didžiausias. O tuo metu Amerikoje... Kiekviena klinika yra aukščiausio lygio, kiekviena nėra taip, kad, sakykime, universitetinė ligonė vienas, o kitur žemė ir dangus, kad skiriasi. Medicina buvo ant tiek pažengus, kad tas adatas, kurias švirkštus, reiškia, naudodavo, ligonis net nejausdavo, kad yra išleidžiama. Tai aš tą sužinojęs, reiškia, paskambinau Pranui Mažeikai, jo krepšinio, kaip sakant, draugui tų laikų. Ir sakau, reiškia, man skubiai, reiškia, per lėktuvo kompanijas atsiųskit, reiškia, tas adatas naujasis, kadangi vargšas Sabonis čia kankinamas yra, taip ir pasakiau, kankinamas. Nu ir tas adatas gavom. Ir kiek girdėjau paskui ir iš Karasto, ir iš kitur, reiškia, kad problema buvo iš karto išspręsta. Kas liečia Seulą, tai kiek nervo buvo šiandien sunku prisiminti. Mano uždavinys, kaip sakant, kaišėt pagalius, kad Arvydas neišvažiuotų. Čia iki biuro maždaug buvo taip, kad Sabonis neturi žaisti. Žodžiu, buvo uždavinys padaryti viską, kad Arvydas į olimpiadą nevažiuotų. O kas ten vyko, nenoriu pasakoti. Aš jaučiu, kad čia netoks paprastas dalykas. Bražauskas manęs paklausė. Sako, tai pasakykite mums aiškiai. Žais ar nežais, susėdė visas biuras. Žais ar nežais Sabonis, žiūrėkite, kaip jūs nusprendėt. Čia administracinė tvarka neturėtų būti šie dalykai sprendžiami. Aš čia jau taip nakališkai drąsiai pasakiau, nu kiek galima čia taipytis. Sakau, čia turi būti pats sportininkas su gydytojas. Kartu turi nuspręsti. Mes įsitikinę buvom ir gydytojas Bob Cook, kad jis negali žaisti. Dar nėra sveika koja, dar yra daugybė visokių randų, dar čiurnos raumenys nepilnai atkurti viskas, dar tikrai buvo didelių problemų. Arvydą pasikviečia Gomelskis, sako, Arvydai ramiai, treneri šaltai ramiai, nesijaudykit. Ir Arvydas pagauna kamuolį, apsisuka arba stovint taip ir deda iš viršaus, ir deda. Ir žiūriu, eina prie manęs Gomelskis, priejo, apkabino, pabučiavo į žandą. Ačiū tau už Sabą. Paėmė į komandą, tu galėsi nežaisti, pasėdėsi, čia moralė, taip toliau, paskui tapo pagrindinių žaidėjų, suprantat. Nu gerai, tapo olimpiniu čempionu, kas ir turėjo būti. Dabar juk pagalvokim, šiandien nebūtų, jokių būtų. 4 olimpiniai čempionai mūsų iš Lietuvos ir taip pat didelis dalykas yra. Po to mes su Arvydu sutarėm Kaune, Ąžuolyne, jo mašinoje maždaug valandą kalbėjomės apie tai. Nu, pamąstyk, Arvydą, ir kaip. Sako, bet aš noriu tik nuvažiuoti ir pasidėti ant suoliuko. Nu, sakau, tu kam nori, aiškinkite man. Bitkus buvo prieš. Arvydas man buvo pažadėjęs asmeniškai, kad jis nežais Seule. Aš jaučiau amerikiečių norus tos, kad nežaistų. Gomelskis žinojo, kad aš kiti prieš. Ir taip man trumpai. Arvydas būdyti grati. Ir viskas. Reiškia, ja. Arvydas būdyti grati. Nu ką, matot, dar kitas dalykas tuo metu buvo. Jis buvo TSR sporto komiteto darbuotojas. Lietuvoje jis buvo visuomenininkas politikas. Ja. Vat, aš nebuvau jo darbdavys. Ir aš ten visą laiką aiškinau, kad Arvydui dar pritrūko kažkiek tai laiko, jis dar kokį tai mėnesį jis galėtų žaisti. Nu, žinoma, mintise aš galvoju visai kitaip, kad jis jau dabar gali žaisti. Tai dabar, reiškia, Maskvoje, kaip važiavau, jis pasakė, nu, aš pažiūrėjau, kad gali žaisti. Ja. Aš ten kaišėjau pagalius, kad Arvydas dar negali, o čia Arvydas jau staigiai taip, nu, žodžiu, vis dėlto išvažiavo. Ir aš ir šiandien noriu prisiminti tą momentą, kada pirmas rungtynės su Jugoslavais ir čia visi komitete, kai jis suklupo, nugriuvo visiškai susirietęs ir galvoju, jeigu trūko Achilas, man reikia ieškoti politinio prieglobsčio kur nors. Taip, čia ne jokas, žinai, buvo jo.
Visą laiką stengiasi tie juodukai sugniuždyti, ten jam buvo sunku, ten kaip katorga tie metai. Ir jis tikriausiai nelabai norėtų Ameriką grįžti, ne į Ispaniją. Vidolydas, kur kiekvienas draugas, kiekvienas prieina, bučiuoja, apsikabina, visi draugai, Arvydą visi pažįsta. Amerika turi savo tą peer pressure tokį vadinamą, tu nežvaigždė, tu iš kažkur atvykęs, nors tas žaidimas jo pasakiškas, ta koordinacija, tas matymas aikštelės iš tik 3 milijonų Lietuvos gyventojų. Toks milžinas, toks žmogus, visas pasaulis žino. Vėlesniais jau laikais su Sabonio lyga, su Sabonio pirmųjų pasiūlymų kontraktą, kurį aš vežiau milijoniniai kišeniai ir Maskvoje buvo didelis nusivylimas laukiant lėktuvo iš Maskvos į Vilnių per sporto žinias, reiškia per išgirstu, kad kaip tik Sabonis pasirašė pirmąjį kontraktą su Ispanijos viena krepšinio komanda. Tai man buvo taip, kaip iš perkūnas iš giedro dangaus. Kišenėje yra Portlando, reiškia, pasirašytas, pasiūlytas kontraktas milijoninis, kurį vežu Sabonijos. Staiga Sabonis pasirašo kontraktą su Ispanijoje. Neatsimenu, su kuria komanda. Mes esam dabar 8 vietoje, bet liko tik 5 rungtynės, bet nuo lyderio tik atsiliekam 3 taškais. Taip žodžiu, kad dar viskas prieš akis. Taurė, kas laimi, ta vieta duoda teisę dalyvauti tauriai, tipo. Tai komandai, taip. Ir žaidžia pagal, kaip pasakyti, pradeda silpnesnės komandos, pradeda nuo pačių, kaip sakant, žemiausių ten atsibarsto, nes eina iškritimo, kaip pasakyti, ribos. Vienas žaidė namie, vienas išvyko, žiūri taškų skirtumą ir iš karto atkrenta. O stipresnės įjungia vėliau, į pabaigą jau. Ir mes buvom jau, kaip pasakyti, įjungė mums tokia komanda pakliuvo, kuri šiais metais, pernai metais jie išėjo aukščiausią lygą. Šitą reiškia, o šiais metais jie dabar lyderiai. Ir, žodžiu, mes, kaip pasakyti, Valladolidas, o jie šalia buvo Leonas. Jie yra. Tai yra maždaug tas pats kaip Vilniaus statyba su Kauno Žalgiriu. Visada aiškindavosi, kas stipresni. Politikai, kaip sakydavo, prezidentas sako, čia politinė, reiškia, kova turi vyks. Šį kartą forumas pralaimėjo politinė kova. Šį kartą jo. Kokia komanda yra gera, ta, kuri turi vietinius žaidėjus gerus. Du seniečiai, jie savo vis tiek kažką tai visą laiką padaro savo. Aukščiau jie bambos negali šokti, kaip sakoma. Bet jeigu niekas nepadeda, tai jau ką tu ten padarysi. Ir būdamas čia Kaune, turbūt galvoji apie olimpinės žaidynės. Kaipgi bus tai mūsų Lietuvos rinktiniai? Aš nežinau, aš dabar galvoju tik apie prieš olimpinį turnyrą. Olimpiadą, aišku, bet tai reikia dar įsikovoti. Ir jeigu jau mes išeitume tik olimpiadą žaisti, jau būtų kokias tai pergalė, nes krepšinis pirmą kartą Lietuvos istorijoje dalyvauja olimpinėse žaidynėse. O toliau, aišku, kaip Dievas duos. Valdas Adamkus, jo ekscelencija, tuo metu man laiks nuo paskambino. Taip, tu ten nieko negali padaryti, kad Arvydai kalbėti, kad važiuotų žaisti. O tada jis atskrido čia pabūti biškelį, aš išėmavau čia porą savaičių. Susitikė jau žinoma Vilniuje. Čia tuo metu, man atrodo, kad buvo Zigmas Motekaitis, reiškia. Kultūros ir sporto. Taip. Gerai. Padarom taip. Aš sudarau jums galimybę, susitinka dviese ir kalbėkitės. Susitarsi. Tai vat, reiškia, ir atsivedė, reiškia, Sabonį, kaip tik susitikom tada. Ir mačiau, aš turiu nuotrauką net vieną, reiškia, iš tos mūsų susitikimo, kur Sabonis, reiškia, labai blogai jautėsi prieš mane. Mes pirmą kartą gyvenime su juo susitikom gyvai, kad štai, reiškia, jisai, kaip sakant, vieton Amerikos važiuoja į Ispaniją. Bet tuo metu man buvo paaiškinta, kad, reiškia, vis tiek išeinant į tą lygą krepšinio, Sabonis jautėsi, kad jam reikia gauti to tarptautinio profesionalinio
patyrimo ir jisai geriau pradės, reiškia, Ispanijoje, o ne Jungtinėse Amerikos. Trauma buvo Trauma. Nu, paskui man, reiškia, pavyko, kaip sakant, susirišti vėl su Portlando prezidentu ir jisai, kaip sakant, jau prašė mane vykstant į Ameriką, kadangi aš tuo metu kaip atstovavau Amerikos gamtos apsaugos, reiškia, delegaciją ir atvykdavau, reiškia, į Lietuvą, tai tuo metu, reiškia, buvo, kaip sakant, iškilęs klausimas Sabonio, ypatingai jo trauma. Aš kartais pagalvoju, kas būtų, koks būtų žaidėjas iš Sabonio išaugęs, jeigu ne jo traumos. Jeigu ne jo traumos, jis būtų pasaulinio lygio, iš pačių geriausių NBA žaidėjų, kurie dabar garbinami, jis būtų vienoj gretoj buvęs. Viskas nauja, nieko nežinai. Reikėjo pratintis. Bet pasijutau, kai naujokas. Buvo visko, ir buvo gerų varžybų, ir blogų, visokių buvo. Bet kažkaip pripratau prie tos savo laiko žaidimo, kur, pavyzdžiui, antram kėlinukė išeini sužaidė, paskui lauki ketvirto ir jau būdavo ramiai atsisėdė, žinai, kada išleisnė. Ir buvo keista biškį, nes visada žaisdavau nuo pradžios varžybų ir dabar, kai reikėdavo nuo suoliuko išbėgti, vis tiek kaulai neįkaitę, bet su laiku pripratau. Nėra kada pailsėti, pailsi tik per minutinę pertraukėlę, nes praktiškai labai intensyvus žaidimas. Negali atsipalaiduoti nei su vienu žaidėju, nes atsipalaiduosi, tai tau tiek pridės krepšių nepaneši su Šakylu. Sunkiausias, nes labai jau stiprus. Reikia, kaip sakyti, jėga, žinai. Tokia spinta, kad reikia stumdytis. Kol nebuvo pasitikėjimo, tai duodavo, bet, kaip sakyti, visko būdavo. Ir neduodavo, nekerti prašai ir nėra ir išbėgi. Bet į pabaigą tai kartais net per daug duodavo jau. Jau atgal atmetu vis tiek kišą, žinai. Playoffai tai aš pirmą kartą. Tai atrodo, kaip kokie po antrą dar variklį įsidėjo visi. Ant tiek emocingai viską nusiteikia, bet kai kuriems žaidėjams, pažiūrėjau, psichologiškai labai irgi užkrenta. Iškart kaip žaidė sezone, tai nėra ką lygyti su play-offu, nes play-off'e nieko iš vis nepadarė. Aš atvažiavau, tai labai net nesitikėjau, taip iš karto priėmė publiką, karštai pradėjo palaikyti. Gal ir dėl to būdavo, kad namie labai, kaip, neblogai sužaisdavau. Nes toks, nežinau, iš karto būdavo visada galvodavau, namie tai jau reikia kautis, nes, žinai, nežinau, nuo to palaikymo tokios staigaus. Gal tas rezultatas buvo neblogas kartais. O dėl ko tai aš nežinau. Gal, ką žinau, gal baltas, gal centras, gal. Jis atsirado Portlande ir kaip dabar girdėjau su amerikiečiais bendraudamas iš Portlando, tai sako, kada Sabonis pasirodydavo jau pabaigęs savo, ten buvo keletą kartų nuvažiavęs į Portlandą, tai gatvėje visi jį atpažindavo, vaikai būriais, reiškia, sekdavo jį, kad, reiškia, Sabonis eina. Neeilinis žmogus Lietuvos. Gal paskelbs net Sabonio, kaip sakant, diena Portlande, nes... Aš manau, kad turbūt ir buvo. Aš negaliu patvirtinti, bet man atrodo, kad tą dieną ir kiek aš prisimenu spaudoj, kad tai buvo Sabonio diena. Žinau tikrai, kas ten bus. Aš žinau, kad meras įteikė kažkokį tai raštą, žodžiu, kur 18 bus skaito Marijos Sabonio diena. Tuom ir baigėsi, man atrodo. Graži šventė. Buvo iš tikrųjų malonu būtent. Ir garbė didelė. Buvo pirmą dieną toks priėmimas, kurį teikė švarkus tokius visiems. Antrą dieną buvo ta jau tokia iškilmingiausia, sakysim, ten, kur reikėjo ir kalbą sakyti. Ladies and gentlemen, Arvydas Sabonis. Thank you. Today is a very special day for me, for my country, and I'm very proud to be here. Operos ir baleto teatre, ten raudonas kilimas, žodžiu. Panašu, kaip Holivude Oskarus teikia kažkas tokio. Irgi įspūdinga. Thank you very much.
sportinės karjeros toks aukštas įvertinimas irgi kažkaip, neįprasta. Trečią dieną važiavom kokias 1,5 valandos į kazino. Pat šeimininkas indėnas pasakė kalbą, pasveikino, paskiau padainavo savo kalbą, ten užkūrė, kaip sakyt, tą dūmą iš plunksnų, žodžiu, toks irgi buvo nematytas dalykas. Ir po to įteikė tą, sakysim, kur matėsi ir man, aišku, buvo malonu, nes mums pranešė, kad bus žiedas, žinai. Ir visiems, mačiau iš akių, visi patenkinti buvo, kai tą tokį, jau galima sakyti, pagrindinį tokį įrodomą daiktą tokį. Ir jie buvo antrą dieną po to visos kalbos, tada įteikė, pasidarėm nuotrauką ir viskas. Ir norėjo paskiau mane atimti Amsterdame, kai grįžau. Man sako, viskas turi priduoti, man lėktuvas jau. Aš sakau, kur aš priduosiu, aš neturiu laiko. Kas sakau, kas čia? Gal jie, kad sunki ir gal koks žiūrėjo kažkokį šaltą ginklą, aš nežinau. Arba narkotikų prikrauti. Paskiau tokia moteris atėjo, sako, turi priduoti. Sakau, kad man nėra laiko, sakau, žiūrėkit bilietą, jau aš turiu bėgti lėktuvą. Tai taip, gerai, sako, kitą kartą, kai važiuosi, kai veši, tai sako, priduok. Sakau, ponia, tas dalykas būna vieną kartą gyvenime, daugiau nebūna, nereiks jau pridavidėti. Tai va. Aš pagalvoju apie Lietuvą, aišku, Vidai tavo, kaip sakyt, iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų galvoju, vieną įsileido, tai bus ir daugiau. Kas bus, nežinau. Aišku, kad jų bus, tai tikrai. Krepšinio pasaulyje. Ar kamuoliukas šitas praėjęs, ką? Čia dar tas pats visą laiką, ar čia jau pakeitė? 10. Ai, tai vis tiek susinešioji? Ypač kai ima iš vaikų turbūt interviu, nes Andžiui. Viskas, atia, alės. Laidos partneris TTT Kazino.